jog beveik įpusėjus rudenį Klaipėdą lepina saulės spinduliai, kurie kaip priklauso uostamiesčio dvasiai, atsimušdami nuo žaižaruojančio vandens paviršius sušildo pajūrių ar marių pakrantę vaikščiojančių kūnus ir sielas. Smagu ir tai, jog Klaipėdos nepamiršta užsienio turistai, kaip pavyzdžiui tie, kurie ankstyvą paskutinio rugsėjo pirmadienio rytą nulipo nuo vieną didžiausių šiemet Klaipėdos uostą aplankiusių kruizinių laivų. 293 metrai. Tokio ilgio Vokietijos kruizinių laivų kompanijos Mano trečiasis laivas prisišvartavo kruizinių laivų terminale. Tik nepagalvokite, jog mes pretenduojame prisimti savininko teisės į šią nedidukę per 2,5 tūkstančio keleivių talpinančią gyvenvietę ant vandens. Tiesiog pavadinimas Mein Schiff iš vokiečių kalbos verčiant reiškia mano laivas. O šiai kruizinių laivų linijai panašu, jog jis yra trečias. Regis tarp 6 sąraše. Tad nebejotinai, Klaipėda laukia atvykstant jų visų. Ir dar daugiau, bet jau kitąmet. Nes šiemet į Klaipėdos uostą numatyta priimti dar 2 kruizus. Tačiau jau gerokai mažesnius. Na, o mes, kaip visada, tikimės jūsų palaikymo patiktukais ir kanalo prenumeratos, kad nepraleistumėte kitų mūsų video iš rudenėjančios Klaipėdos.